Sveiki, brangieji. Džiugu, kad įsijungėte, džiugu, kad ketinate, norite klausytis Dievo žodžių, kuriuos mes taip pat skaitysime, bandysime juos gilintis, aiškintis, suprasti ir mokytis juos pritaikyti savo gyvenime, nes Dievo žodis yra aktualus, jis yra praktiškas, jis yra skirtas mums kaip gyvenimo kelrodis, gyvenimo vadovėlis. Šiandieną mes pradėsime skaityti trečiąją Evangeliją. Luko Evangeliją, Evangeliją pagal Luką. Evangelijas pagal Matą ir Morkų mes jau perskaitėme, jau aptarėme ir yra įrašai, kas neklausėte, galite paklausyti, peržiūrėti tuos įrašus ir galiausiai eilės tvarka mes prieiname prie Luko Evangelijos. Ir evangelistas Lukas, jis nebuvo vienas iš Jėzaus mokinių, nebuvo vienas iš 12, nebuvo vienas iš apaštalų, tą noriu pasakyti. Ir Luko Evangelija buvo parašyta kiek vėliau, panašu kiek vėliau nei Morkaus ar Mato Evangelija, pavyzdžiui. Ir Lukas savo pasakojimų versijai, matosi, ruošiasi netrumpą laiką ir ruošiasi labai atsakingai, rinkdamas medžiagą, rinkdamas faktus, rinkdamas istorijas, Jėzaus žodžius, pasakojimus ir panašiai, kaip jis taip pat ir paminės. Ir būtent Luko Evangelijoje mes aptinkame tokių pasakojimų, tokių palyginimų, tokių Jėzaus žodžių, kurių mes nesutinkame nei vienoje kitoje iš 4 Evangelijų. Pavyzdžiui, palyginimas apie sūnų palaidūną yra užrašytas tik tai Luko. Arba palyginimas, arba istorija apie gailestingąjį samarietį, taip pat ją atrandame tik Luko Evangelijoje. Taigi Lukas pagal specialybę buvo gydytojas, išsilavinęs žmogus ir jo užrašytos yra 2 knygos Naujajame testamente, ne tik Luko Evangelija, bet ir apaštalų darbų knyga, kuri yra kaip tęsinys pasakojimo apie Jėzų Kristų. Ir kaip mes pamatysime, visą šį pasakojimą, visas šias abi knygas jisai skiria Teofiliui. Mes žinome to žmogaus vardą, tačiau nežinome, kas jis konkrečiai yra. Nežinome, kas suvedė Luką su Teofiliu, kokie gyvenimo keliai suvedė juos kartu, koks tarp jų yra santykis. Matosi, kad Teofilis yra įtikėjęs Jėzų Kristų ir Lukas rūpinasi jo tolimesniu švietimu, krikščionišku švietimu ir jo tikėjimo sutvirtinimu. Taigi be didesnių įžangų tiesiog skaitykime ir mes pamatysime, kasgi apie tai sakoma. Pirma eilutė Luko Evangelijos 1 skyriaus. Kadangi daugelis rašė pasakojimą apie pas mus buvusius įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačius ir buvusiai žodžio tarnai, tai ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokymo, kurio buvai išmokytas. Štai tokia įžanga ir Lukas mums parodo, kad apie Jėzaus gyvenimą, jo mokymą, jo darbus, jo mirtį ir prisikėlimą buvo daug pasakota, daug užrašytų pasakojimų būtų. Ir matosi, kad Lukas buvo susipažinęs su tais pasakojimais, nes jis viską rūpestingai nuo pradžios ištyrė ir nutarė surašyti savo pasakojimo variantą. Sako, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusiai, reiškia, Lukas galimas dalykas. Lukas jis bendravo su žmonėmis, kurie savo akimis matė Jėzų, girdėjo jį, matė jo darbus
Ir jis rinko tos liudijimus tų liudininkų. Ir galiausiai nusprendė surašyti šį pasakojimą, sutvarkytą pasakojimą. Teofiliui skiria, jie adresuoja būtent šiam žmogui, rašo šiam vienam žmogui, kad įsitikintum tikrumu mokymo, kurio buvai išmokytas. Reiškia, matosi, Teofilis jau pažįsta krikščionišką mokymą, bet jam reikalingas dar sutvirtinimas toje tiesoje, sutvirtinimas tame mokyme. Ir štai Lukas mano, jog savo tuo sutvarkytų pasakojimu, nuosekliu pasakojimu pasitarnaus tam, kad Teofilio tikėjimas jisai sutvirtėtų, sustiprėtų. Panašu, kad Teofilis nebuvo žydas, hebrajų kilmės žmogus, panašu, kad jis buvo graikas, nes jo vardas yra graikiškas. Teofilis, kas reikštų mylintis Dievą arba Dievo mylimas. Ir taigi vienam žmogui adresuotas pasakojimas, bet Lukas greičiausiai to nenumatė, bet jo šį pasakojimą skaito visi krikščionys jau 2000 metų ir skaitome mes dabar. Štai dabar mes skaitome šį pasakojimą ir jį tyrinėjame. 5 eilutė. Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš Abijos skyriaus. Jis turėjo žmoną vardu Elžbietą iš Arono palikuonių. Taigi mes matome, kaip ir būdinga, Lukas, jisai pamini konkrečius istorinius faktus, kas tuo metu buvo karaliumi Judėjoje. Jis pamini vardus tiek Zachario, tiek Elžbietos, jų kilmė, kokia yra iš Arono giminės, iš kunigų giminės. Ir mes matome, kad Zacharijas yra kunigas. Jie abu buvo teisūs Dievo akyse ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Juodu neturėjo vaikų, nes Elžbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukė senyvo amžiaus. Taigi mes matome, kad ši šeima, ši pora, Elžbieta ir Zacharijas, buvo jau pasenę žmonės. Zacharijas buvo kunigu, tarnavo Dievui visą savo gyvenimą. Ir pasakytai buvo teisūs Dievo akyse ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Mes matome, tai buvo pasišventę Dievui žmonės, pasišventusi šeima, abu, tiek vyras, tiek žmona. Visgi savo gyvenime jie nepatyrė vieno didžiausių palaiminimų, tai yra susilaukti vaikų. Jų gyvenimą ženklino gėdos jausmas žmonių akise, nepilnavertiškumo jausmas. Elžbieta buvo nevaisinga ir jie negalėjo susilaukti vaikų, jie neturėjo palikuonių. Jie nepatyrė šitos laimės, šito džiaugsmo, šito akimirkų. Turėti vaikų, džiaugtis jų juoku, auklėti juos ir taip toliau. Dievas nedavė šiai šeimai savo metu užturėti vaikų, nors jie buvo teisūs ir nepriekaištingai tarnavo Dievui. Taigi mes matome, kad Dievas gali sulaikyti bent jau iki laiko tam tikrus savuosius palaiminimus netgi tiem žmonėms, kurie yra maldingi, dievoti, ištikimi Dievui, Dievo baimingai gyvena, teisiai, šventai gyvena, visgi nesulaukia tų atrodytų normalių palaiminimų, kuriuos atrodo patiria bedieviai, patiria nusidėjėliai, patiria Dievui priešiški žmonės, sulaukdami vaikų šiuo atveju. Taigi mes matome, kad
svarbu, esant panašioj situacijoje, tokioj pačioj ar panašioj situacijoje, nenusivilti, nekaltinti Dievo, nenuleisti rankų, nepasiduoti, toliau likti ištikimam Dievui ir toliau melsti to palaiminimo, nes kai mes tuoj pamatysime, Zacharijui pasirodęs angelas sako, kad tavo malda išklausyta, reiškia Zacharijas nesiliovė meldęs, greičiausiai ir tikėjęs, kad Dievas gali suteikti vaikų ir jų senatvėje. Taip, kaip Dievas jau ne kartą buvo daręs, pavyzdžiui, Abraomo ir Saros gyvenime, kai Abraomas susilaukė sūnaus, pažado sūnaus būdamas 99 metų. Taigi, teisi, dora šeima, tačiau stokojanti vieno iš didžiausių Dievo palaiminimų – susilaukti vaikų. Taip Lukas įveda mus į tolimesnį pasakojimą, į tolimesnį šios istorijos vystymasi, kaip jį vystysis toliau. Kartą Zacharijas atėjus eiliai tarnavo Dievui kaip kunigas ir pagal paprotį kunigų burtu teko jam įėjus į viešpaties šventyklą smilkyti smilkalus. Taigi mes matome, kad Zacharijas atėjus jo eiliai kaip kunigas jis eina į šventyklą atlikti tam tikrų apeigų, ogi smilkyti smilkalų ir tuo tarpu smilkimo valandą lauke meldėsi gausi žmonių minia. Tada jam pasirodė viešpaties angelas stovintis smilkimo aukuro dešinėje. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir jį apėmė baimė. Be jokios abejonės, angelai pasirodo ne kasdien ir tai nėra įprastas reiškinys. Ir dėl to Zacharijas pamatęs angelą pasimeta ir išsigąsta. Bet angelas jam tarė, nebijok, Zacharijau, nes tavo malda išklausyta, tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį pavadinsi Jonu. Taigi mes matome, kad šis angelas, kaip vėliau sužinosime, kurio vardas Gabrielius, pasirodo Zacharijui su gera, viltinga žinia. Tai triumfo ir pergalės akimirka, kai angelas paskelbė, jog tavo malda išklausyta. Tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu jam duosi vardą Jonas. Čia mes matome, kad Dievui nėra nesvarbu, kokį vardą nešioja žmogus. Jeigu tai būtų nesvarbu, angelas nebūtų apskritai apie tai kalbėjęs, ar būtų pasakęs, pavadink kaip panorėsi, jokio skirtumo. Bet ne, sako, tu jį pavadinsi Jonu. Jo vardas turi būti Jonas. Tau bus džiaugsmas ir linksmybė, 14 eilutė, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties akise, jis negers vyno, nei stiprių gėrimų, ir nuo pat gimimo jis bus kupinas šventosios dvasios. Ir daugybė Izraelio vaikų atvers į viešpatį jų Dievą. Ir čia angelas dabar pranašauja, koksgi bus tas sūnus. Kas jam bus būdinga, kokia jam yra Dievo skirta misija, kaip jis gyvens, ką jis atliks, ką reikš jo gyvenimas kitiems žmonėms. Jonas bus džiaugsmu ne tik savo tėvams, jis bus džiaugsmu daugelis, sako, daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties akise. Jis daugelį atvers į viešpatį, jis daugelį atves į atgailą, jis daugelį apreikš gelbėtoją Jėzų Kristų.
Sako, daugybė Izraelio vaikų atvers į viešpatį jų Dievą. Reiškia, jie buvo nusigręžę, atgręžę nugarą Dievui, bet būtent per Joną, kaip vėliau jis bus vadinamas krikštytojas, Jonas krikštytojas, jisai daugelį žmonių atves prie Dievo, atves prie atgailos, o kartu ir nuodėmių atleidimo, nes atgaila dovanoja nuodėmių atleidimą. 17 eilutė. Elio dvasia ir jėga jis eis pirma viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir neklusniuosius į teisiųjų nusistatymą, kad parengtų viešpačiui paruoštą tautą. Dievas nori prieš ateinant jo sūnų Jėzui Kristui į šį pasaulį, į šią žemę, kad jo tauta, ji būtų dvasiškai pažadinta, kad būtų dvasiškai paruošta, apvalyta savo širdyje, tam, kad galėtų tinkamai sutikti savo gelbėtoją, tam, kad jų širdis būtų minkštos ir atviros klausyti ir girdėti, ką jis sako, suprasti, ką jis skelbia. Taigi Jonas krikštytojas ateis kaip tas, kuris paruoš kelią žmonių širdyse, žmonių širdims atsiliepti į Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus šaukimą, sekti juo, tikėti juo. Nes Jonas yra viso labo žmogus, tačiau Jėzus Kristus bus Dievo Sūnus. Tada Zacharijas atsakė angelui. Taigi dabar pažiūrėkime, kaip Zacharijas reaguoja į tokią žinią, kurią angelas jam ką tik paskelbė. Kaip tai aš patirsiu? Ašgi jau senas ir mano žmona nebejauna. Taigi nežiūrint to, kad angelas stovi jo akivaizdoj, Zacharijas ir toliau mąsto žmogiškai ir racionaliai, savo protu. Jis supranta, kad žiūrint amžiaus nebeįmanoma jau turėti vaikų. Ir dėl to jis užduoda tą klausimą. Kaip tai aš patirsiu? Angelas jam atsakė, aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią linksmą žinią. Štai, tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti kitos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Angelas iš graikų kalbos reiškia pasiuntinys ir būtent taip save ir pristato angelas Gabrielius. Aš sako, esu siųstas. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi. Reiškia, Dievas siunčia angelą pranešti Zacharijui šią džiugią žinią. Bet, sako, tu netiki šią gerą žinią, šią gerą naujieną, todėl tapsi nebylys. Ir negalėsi kalbėti kitos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Taigi Zacharijas nepatikė angelu, nepatikė jo žodžiais, dvejoja, kad tai yra įmanoma. Ir dėl to visus tuos 9 mėnesius iki gims Jonas, jo sūnus, Zacharijas bus nebylus, negalės kalbėti. Ir įdomu, kodėl būtent kalbą atima Dievas Zacharijui tam laikui. Galbūt, kad daugiau nekalbėtų, netikėjimo savo lūpomis, savo burna, kad prieš tai daugiau mokytųsi
įsiklausyti į Dievo balsą ir tikėti juo. Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijų ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventykloje. Išėjęs jis negalėjo prakalbėti ir jie suprato, kad jis turėjo šventykloje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebylys. Žmonės laukė kunigo palaiminimo, kai šis išeis iš šventyklos, bet štai šis kunigas dėja neįstengė jų laiminti, nes tapo staiga nebyliu. Ir priverstas kalbėti ženklais. Tarnavimo dienoms pasibaigus jis grįžo namo. Praslinkus kiek laiko jo žmona Elžbieta pastojo ir 5 mėnesius slėpėsi, sakydama, tai viešpats man davė. Jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. Taigi mes matome, kad kaip tik įvyksta taip, kaip angelas ir buvo Zacharijui sakė šventykloje. Tau gims sūnus ir neužilgo Elžbieta pastoja. Dievui nėra negalimų dalykų. Tokią galima padaryti išvadą, kad Dievo planai yra ne žmonių planai. Dievo keliai yra ne žmonių keliai. Dievui niekada nėra per vėlu palaiminti žmonės. Ir taip svarbu Dievo neriboti savo protiniais išvedžiojimais, savo protiniu supratimu, bet leisti Dievui būti Dievu savo gyvenime, leisti Dievui veikti taip ir tada, kaip Jis to nori ir kada Jis to nori. Mums reikia mokytis pasikliauti, pasitikėti Dievu. Pasitikėti, jog jei meldžiamės, atsakas į maldą vėliau ar anksčiau ateis. Gal jis ateis vėliau, bet jis ateis. Gal mums atrodys, kad tai per vėlu, bet leiskime Dievui nuspręsti, kada, kam yra laikas mūsų gyvenime. Taigi mes galime pasimokyti iš šio pasakojimo, nežiūrint to, kad galbūt kažko gyvenime nesulaukėme iš Dievo. Išlikti jam ištikimais, maldingais, tarnauti jam ir toliau jo veido ieškoti ir šauktis. O jis atras būdų, taip kaip ir Zacharijo gyvenime, jis atrado būdų. Jis nustatė dieną, siuntė savo angelą. Angelas pranešė jam gerą žinią, kuri išsipildė, Elžbieta pastojo. Pasitikėkime Dievu, kas bebūtų, ką be patirtume, ką be jaustume. Dievas, būdamas geras ir ištikimas, išgirs ir atsakys. Ačiū, kad klausėtės. Sudie.